Sveiki visi. Žiūrėkit šitą video iki galo ir pamatysite, kokią Rūlis sugalvoja naujieną. Šį kartą visą tai, kas liečia šūtintus grūdinius augalus. Jau sunku ir pagalvoti, ką begalim sakyti. Tai yra kanapė, 5 grūdų, kukurūzai, žirniai ir tigriniai riešutai. Idėja kilo man padaryti tai, ką pamatysit gale video, kadangi atėjo 5 žmonės žvejai, kurie patys tai naudoja ir sako, kaip pas jūs nėra parduotuvėse. Jeigu būtų vienas žvejys, galvočiau, kad jisai prisigalvoja kažkokias nesąmonės ir neverta bandyti. Bet pasiūliau tiekėjams padaryti ir jie padarė. Ir tai yra šūtinti grikiai. Tai ne tie grikiai, kuriuos jūs perkate parduotuvėse, ekologiški, negliaudėti, labai puikiai pasiteisina. Tiesiog vienas atėjo žvejas, sakė, aš Danijai gaudau lynus, karosus. Pasiskaičiau netgi internete, Anglijoje, tai seniai irgi populiarus priedas į jauką. Žodžiu, Klaipėda 345, aviaprisenorius.lt. Grikiai. Rūlis sugalvoja.